Va, kai naktį ateini, dar susirenki 2 naujokus, 2 išleidau. Tai jeigu būtų pikas, dar ilgiau pabūčiau, tai dar pririnkčiau. Ryte mažesnis bardakas būtų. Bet tada išsimiegota ne tai būtų. Nu, bet reikia pradėti ruoštis jau tam sezonui, kai kyli 6, eini gult, kai jau nežinau kelintą. Tai kokia dabar? Nu, 11 pareisiu miegot gal. Tai dar šitom trūko iki pilnos laimės rulono. Ir ką mes matom? Matot ką nors ar nieko nematot? Keisto. Nieko? Jaunoji avis vaiką turi. Nesenai prieš keletą dienų vieną atsivedė, bet neišnešniota. Tokį iš karto net neatsikeliantį, o čia vat atsivedė gražų sveiką aviuką. Nu, šaunuolė, sveikinu tapus mama. Ir ką aš tau galiu palinkėti sėkmės ir... Nu ir gyvinkit, labai gražiai matau, jinai prižiūri jį ir... Kur jūs dabar? Aš jum tuoj pabėgsit, taip? Pabėgsit jau. Ane! Viena, 2. O, baziukai neverk. Šiandien vieną mažuliuką turim. Avis, kuri ten turėjo būt, panašu, kad tai jinai visgi ne visos išgaudytos buvo. Tai labai mažuliukas toksai ir šitą. Tai tu tik vieną turėsi, ar 2? Dar ant palaukimo vienas, na gerai. Kiek čia lieka avių, skaičiuokit greitai. Greit suskaičiuokit, kiek čia liko avių, man šitos žymėtos nesiskaito. Net svedusių. Ir činskiai irgi nesives, nu bent jau neturėtų. Tokia liūdna tiesa. Kuo vyresnis žmogus, tuo dažniau ateina čia. Pasižiūrėt. Kur labai greitai iš tikro. Susitiksim visi. Bet matot laikai kokie buvo. Tiksliau kokie žmonės buvo. Jėzulius ir nuėmė ir kur padėjo, pridavė tipo į metalą. Ir čia kai ateini ir tada supranti, kad visi tie ne man, ne dabar, gal vėliau, o gal nereikia. Kažkaip tai pasikeičia biškį. Ne visiems tai suprasti ir tikrai nesistengiu visam pasauliui to išsakyti, kad būtinai visi taip darykit, bet o kada daugiau, jeigu ne dabar? Kai buvo 20 metų, atrodė, kad oho, koks ilgas tas gyvenimas bus. Kimbam prie reikalų. Keliam ant aukštyn, žiūrim, kas čia gaunasi. Va čia va, ai ne, va čia bėga va per kampą va šitą, nes čia žemiausia vieta kaip ir.
Na jau kas sekantis variklį ardis, ai nu tai žinos, nes matė, kad čia silikoną visur pritepė tas dėdė, kur nereikia. Šitą dangtelį galima pakeisti nauju, bet nu, tai yra gero silikono, tai tiesiog juostelė tenai mažutė ir nereikia silikono daug pritepti. Taip, nu, saikingai reikia. Ir tiesiog užsilikoninam tenai vidai. Čia tai kaip ir sandarina viskas va čia. Bet ten va tas man nepatinka toks. To tarpinė jinai taip maskatuoja. Tai va ten, kad nemaskatuota, aš truputėlį va taip čiut visai va. Nu, viskas čia sutvarkyta, lyg ir gal nebevarvės tepalas po apačią. Paskui įlysim, dabar galima įlysti saloną, dar biškį laiko yra. Siurblys rankose, tai va čia yra siurblys iš šitos mašinos. O čia yra siurbliukas, tas, kuris nupirktas mano, buvo atsarginis. Tai nežinau, nu, aš nesu labai jau ekspertas, bet man atrodo, kad jie skyrėsi truputėlį dydžiu. Čia turbūt netoks siurbliukas, nu, ta prasme, ar mažesnis gali būti galingesnis, nežinau. Reikia, ko gero, nežiūrėjau, bet spėju, kad lauke yra šilčiau negu viduj. Čia turim 6 laipsnius, o lauke yra 11. Šilumą užeik. Va, parsivežėm mažus ratukus. 205 Kem 5. Tokius turėtų velt šitas variklis originalus. Bet iš tikro, tai kaip čia su to siurbliu yra? Nu, pavyzdžiui, su vandentiekio siurbliu, nu tai yra spaudimas, kokį jisai gali sukelt ir kiek jisai perduoda litrų per minutę ar per valandą, taip? Tai, nu, čia siurblys irgi iš principo tai tas pats. O vienintelis parametras, jeigu žiūrint pagal skaičius, kas parašyta ant siurbelio, ką deklaruoja internete gamintojai, tai vienintelis parametras yra slėgis, kurį sugeba sukelti šitas siurblys. Tai šitas siurbliukas tinka ir 1.6 varikliui, ir 3 litrų varikliui. Nežinau. Aš nežinau. Tai, nu žodžiu, dedu šitą. Gal didesnis skirtumas su tuo filtru, kuris yra nekeistas. Ir ten tam filtrui yra kuro slėgio reguliatorius. Tai va ten gal labiau gali būti, kad bloga vieta yra. Iš senesnių laikų atsimenu, kad jaunystės, kad jeigu siurbliukas ūžia, vadinasi jisai blogas. Tai anas ūžia, šitas neūžia. Ir šitas girdisi, kad srovė girdisi kažkur. Matot, kai tasai berniokas, kur man darė programą, užvedus jisai kelis kartus užgesdavo, nedirbdavo gražiai. O šitas rytis įrašė, va, iš karto šaltas užsiveda, idealiai dirba. Ir niekam čia nieko nereikia, kaip jisai sakė, kad tai turi pasigauti orą, šitą davikliai visi, šitie, va, tas daviklis turi pasigauti, nu ne. Iš karto dirba, va, ir kaip laikrodukas dirba. Kokie tepalai? Kado? O ta va šitas va. Čia ant Antano parašyta, dar BMW nupiešta neparašyta.
Ai, nu ir parašyta BMW. Tai va šitas V gali būti, kad biskį čia meluoja mums ir dėl to nevažiuoja. Tai gerai, aš jo dabar nenaiminėsiu, kai gausiu kitą, tada naiminėsiu, nes bėgti turėtų benzinas. Tai va, dabar žiūrim, kur čia bėga iš dėžės greičių tepalas, va čia kažkur. Tai taip ir yra, va, bėga ten kažkur viršui. Kardanas taško tepalą ir tada tepalas va tikšta ant slintuvą ir dūmija. Kas yra labai baisu, kai mašina ant stendo suko ir dūmai eina iš po galo. Iš po mašinos galvojom užsidegsgi. Dar visai nesenai prieš kokius, nu nežinom kaip čia metų, 6-7 sakiau, kad labai nemėgstu šitų dalykų mašinose. Ir dėdė tada nežinojo dar, kas yra driftas. Susipažinau. Ar jau galima sakyti, kad pamėgau? Nu, užsidėjau bumperius, tik nežinau, ar užlipsiu ant ralo. Bet reikia. Nereik, o nepabandęs nesužinosi. Tai jeigu neužlipsiu, tai tada reikės nuimti priekinį bumperį. Galinis, tai manau, nemaišys. Mano turbo projektai trūksta lempų, žibintų. Tai šituos vad nuimu, o šitam aš turiu nupirkęs ledinius jų ten. Vau, kokios užtrūmo tenai bus. Tai šituos nuvežti reiks iki Vilniaus. Sudėjęs vis tiek. Sakiau, tos ledinius dėt labai gražiai atrodo jie, bet tai vis tiek eis jie šaibom tie žibintai. Tai kamgi tada gerus dėt, jeigu vis tiek sulaužysiu. Oi. Va. Koks mandrus daiktas. Tai va, jeigu nusipirkot mašinų ir ketinat su jie gazuoti, tai iškart nieko nelaukdami pasikeiskit šitą dalyką. Sako ekspertai. Ne, atsiprašau, ne taip. Ne ekspertai sako, o žmonės, kurie supranta, sako, pasikeisk šitą ir siurblį. Jeigu užė, jeigu neužė, nu tai nežinau. Jeigu daily važinėjimui, tai 100 metų. Jūs važiuosit ir net nesuprasit, ten veikia viskas taip, kaip turi, ar ne taip, kaip turi. Bet kai pasportuoti jau nori, o tada pasirodo, kad trūksta biškį. O, kaip čia skaniai kvepia, žinokit. O, jėdau, kaip čia skaniai kvepia. Įsimuoščiau benziną prieš miegą labai. Mėgasi gerai. Va. Šitas. Nežinau, aš gal įkeičiau, bet... O gal ir ne. Tai tiesiog... Ja, pakeičiam ir... Ir jau bus paruošta, tikėkimės. Sezonui. Sezonas čia šita mašina yra street lygos. Tai yra pirmokų. Arba mini ralis, jeigu taip rališkai, ralio terminais. Tai viskas. Tikėkimėms, viskas jau dabar neprisišnekam, gerai. Tai nupirkau dar padangų naujų, nes senas dėt driftui tai nesąmonė visiška. Priekinė dyla padangos, galia dyla, tai... Sekmadienį bandysiu važiuoti Vilnių į pirmą aikštutę gazuot. Pirmas kartas bus drifto aikštelėje su drifteriais pasiramstyti šonais. Tai užteks, manau, 4 padangų, 2 komplektų. Oho, šitas kūro siurblys labai geras, todėl kad su ano kūro siurbliu jau rezervas degė, o su šito nedega dar vieną padalėlę rodo.
A kuris teisybė sako? Tobula. Labas rytas, mėmėmė. Vakar iš čia avis sugebėjo pabėgti su vaiku, bet už tai uždarėm kitą avį, kurį atsivedė, o tavo ten slampinėja. Šitagi asocijuojasi į bandą jau avis, tik tai ne į tą bandą gaila. Nuvažiuoju bandyti technikinę praeiti. Savo technikinę. Kasmet reikia sportininko licenzijai medicininę praeiti. Kadangi aš Zarasuose gyvenu, tai reikia Zarasus važiuoti, tai reikia tada siuntimo pečiui pasiimt operacijai ir reikia pasidaryti tyrimus prieš operaciją. O paskui nebus kada. Nuostabu. Daktaras atostogauja, prisiskambinti niekam neina. Bandžiau kelias dienas skambintis registratūron, bandžiau skambintis daktarui, bet nieks nieko. O atvažiuoja į 40 km ir pasirodo daktaras atostogauja. Oi, ta žinomumo kaina. Pas kitą daktarą sakau, gal nueisiu. Mažą ką gal priims. Petriuk, ateik. Ant lapo parašyta sporto šaka, kultūros rūšis, autosportas gali. Vienas šūvis, 2 zuikiai. Padaryti tyrimai. Šito operacijai tyrimai padaryti, kaip ir nieko nesakė. Sakė spaudimas biški didokas, bet jie irgi įdomus. Pavarinėja pirmyn atgal po aukštus ir tada matuoja spaudimą ir sako biški aukštas. Nu, ne žemas. O, ką čia padarysi? Good. Gera diena. Kepė. Blynelius. A paskui kas be pabaigs. Taip ar taip nebaigsiu dabar čia iš greit jos. Santechniką reiksgi paskui daryti. Ei, rimtai? Oh my god, o tai... Tai kaip man dabar reiks prijungti? Tai kaip taip apsižioplinta, ne? Aha, už sienos katilinė. Pragręšim kiaurai skylę, kur mums reikės gražiai, kad gaudasi. Ir prijungsim. Elementaru. Vat, sugai. Dedu plitutę, 1 plitutę, 2, 3. Žiūriu, kaip čia taip gražiai vat tarpas visur. Čiki peikė. Ir uždedu 4 plitutę. What? Čia kaip? Čia kaip taip atsitiko? Gipsas kreivas gavosi. Ir tada paėmam ir pataisom. Ir dabar lieka pjaustymas, visas reiks nupjauti. Arba čia praskaptuoti ir kišt giliau reiktų tada plitutę porą centimetrų. Visą vonę darydamas nesugadinau nė vienos plitutės. Pragręžt mažutę skylutę plytelėje, jau 2 sulaužiau plitutę. What the f... Nesu... Va, jau viskas buvau pragręžęs ir vėl trūko. Ir šlapinau, ir ką tik nedariau. Ir
Sakiau, čia nedarysiu, nesiseka, čia padarysiu. Ir vis tiek sugebėjau suskaldyti plitutę, nes tai biski kampas va šituo pateptas, o labai lygiai atpjoviau ir su plaktuku sakau, pakalsiu ir piu. Nieko panašaus reikia šiandien padaryti, pabaigti šito, todėl kad reikia šiandien pabaigti. Soskėnai, 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 cip, 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 soskėnai, cip, 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 cip. O čia soskėnai. Čia dideli soskėnai jau, haha, dideli peraugę soskėnai. Na, kai kurie susitraukia. 2 sutraukos tokie yra, o kiti tokie geri soskėnai. Kad temiauksi. Nu ir apžoros nebe baigėsi miltukai, vandenį geria soskėnai, tik tai nebespėjau pildyti aš čia jiem tų miltukų. Išleidau 2 teroristinius soskėnus, iš karto terrorizuoti visus puola. Va, kokie laukiniai soskėnai. Ne jokių viskas. Teroristai. Šitas irgi turėtų gal biski vėliau tegul dar pabūna. O šitas tai toks ant klaustuko, kažer jie ilgai trauks tokie kažkokie tai kreivi visi. Kas ten žino, gali būti koks neišsivystęs organas gerai ir tiesiog tie riebus auga, riebėja, o šitie neriebėja. O, soskėnas gauna į kaulus. Kitas soskėnas į pagalbą atėjo. Tvarto karai. O tuoj čia vietinis duos soskėnam į šonus. Taip va ir gyvenam. Soskėnų įmušė šituos, dabar patys gausi kaulus. Tai va šitam jau irgi mėnuo yra. Tam irgi gali keliauti jau savais keliais. O tas tai visiems duoda į kaulus, žiūriu. Čia net tvarto kažkoks tai generolas. Čia tai kaip arkliai jau bėgioja. Jau mėsiniai aviokai. Dabar jau galima džiaugtis. Saulė šviečia, malūnas sukasi už dyką. Kurgi, nes mata labai aukštas tomas. O, saulė šviečia į tos daiktus, o tie daiktai gamina elektrą, o elektra suka malūną ir va, valia. Taip atrodo, iš tikro tai nežinau, ar čia labai apsimokėjo statyti man šitą elektrinę. Nes kažkaip sąskaitos tai nesumažėjo už elektrą, tik padidėjo. Nu ką, pavasaris jau čia, tegul avis varo laukan. Tai pabandysiu užtvert, kad neitų jos visur laukais belekur. Tegu sėdi dar čia vietoj. Tik tai tas užtvert labai su ėriukais bus, ko gero, sunku, nes anys durni maži dar. Tai lysi tvorą, tai reiks pastebėti, kad nepriskratytų labai daug. Kažkiek tai vis tiek faktas, kad nusikratys, nes, nu, taip jau
Visada tai buvo ir tai bus. Nieko čia nepakeisi. 3 geri rulonai ir 1 blogas rulonas, tai vežam į ėdžius dedam. Kol lavių nėra lauke. Na ir visą šitą makalinę purvynę reikia biškį palyginti. Labai džiovena gerai, tai proga išsidžiovint, kaip sakantis. Kokia purvynė! Tai jau išmokau tai, kad labai arti nereikia, nes kai stumdosi avys, tai tada stumia vieną kitą ant tvoros, tegul savo vaikšto plačiau. Tada ateis, čia valgys, savo ateis pasižiūrėt, pijum per nosį. Einam didelį darbą padarysim. Šituos torus aviokus reikia išrinkti jau, atskirt nuo mamų. Jiem jau gana čia žulikavot su mamom. Mamos tegul keliauja lauk, o šitie visi aviokai liks čionai ir lauks pavasario. Kada galės būti išleisti, tai jau gana. Jau jiem kokie 3 mėnesiai su mamom sočiai būt. O ne? Pienuko vis tiek jau nebeduoda jum. Neduodi? Gailagi jau viskas. Jau kiek čia galima. Einat! Visi! Nu kur tu dabar? Meme, viskas. Atsisveikinkit. Viskas. O, pametį iš karto uskarą. Prašom visi čianai ir iš čia reikia išrinkti didelius aviokus. Suskėnas. Arba, suskėnas. O šitie dar tegul auga su mamom. Nu ir dabar prasidės pirmyn atgal, mano vaikas, ne mano vaikas, noriu, nenoriu. Nu ką, praktika daug neduodam, trumpa labai tvora, tai užteks ir nedaug. Srovės nedaug, ta prasme. O, jau mokinasi. Nu, mamos, jūsų garsiau reikia, žinokit, jūs tai kažkaip čia tyliai visai. Nu, kuo, aviokai, užaugot? Labai greit užaugot, net nepastebėjom. Jūs net nepastebėjot. Kaip aviokai iš labai gražių ir fainų tapo labai įkyrus ir nuobodus. O tuo jie taps kokie skanūs.
Šitą gardelį irgi išardom, nebereiks jau jo, aviokai jau tegul eina, nebereiks, kad mamos neįeitų. Gali dabar jie čia laisvai vaikščiot. Aikš, baziulka, ateik, imk va virvę. Va, imk virvę už galo. Imk virvę, imk va ir tempk dabar, kad jau sugalvojai čia pasivažinėt. Čia Bazas važiavo, mokinosi važiuoti ir paėmė va ir važiavo į griovį. Ir dabar verkia bailys. Nieko tokio, Baziuk. Ne pirmas, ne paskutinis kartas. O tai džypas ir neišvažiuoja iš tokios purvynės. Kokia žiauri purvynė, tai siaubas. Ir tu dar sakei, pravažiuosim čia. Nu tu šposninkas, šunėkai. Eik tu savo, kaip čia skiriasi nuo kas pas mus kieme. Siaubas. Čia vat yra rugiai. Patrešti, matot, kiek trąšų pridėjo mums gamtos gyventojai. Va, vien trąšos visur. Šaunumėlis. Pražiemojo rugiai kaip ir gerai. Gražų, švarus, dideli, išsikrūmyje.